Pavyzdžiai galėtų būti Arnoldas Švarcnegeris, kuris buvo labai geros formos daug metų, ne varžybinės formos, bet labai geros formos, vaidindamas veiksmo filmuose, o treniruodamasis kultūrizmo varžyboms jis darydavo irgi nuo 3 iki 6 mėnesių pertraukas, kuomet iš viso neįdavo į salę. Kevin Levroni, kuris yra 2 kartus svečiavęsis Lietuvoje, tarp varžybų irgi taip pat darydavo nuo 3 iki 6 ir kartais netgi ilgesnės pertraukas visiškai neįdamas į salę, ir jisai sugebėjo baigti karjerą būdamas 37 metų, o būdamas 52 ir 53 sugrįžti ir vėl netrodyti taip gerai, kaip atrodė būdamas 20 ir 30, tačiau vis dar labai įspūdingai atrodyti. Taigi tas pertraukų darimas, jisai padeda išsaugoti šviežesnę ir centrinę nervų sistemą, ir taip pat ilgalaikėje perspektyvoje taupo organizmą, leidžia po to galiausiai treniruotis daugiau metų ir daugiau dešimtmečių. Tų rekomendacijų, kaip pertraukas daryti, yra ne viena. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, apačioje dalinuosi nuorodą, kur ji yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą, ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti. Ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspavliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.